Labadiena, mėly LRT Plus televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, labadiena, moterų krepšinio mylėtojai. Šią sekmadienio popietę kviečiame jūs į Panevėžį Kalnapilio areną, kurioje Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynės, kuriuose susitinka aikštės šeimininkės moterų krepšinio klubas Panevėžys ir viešnios iš laikinosios sostinės Kauno Aistės LSMU. Prieš pradedant šias rungtynes dar paklausykime, ką abiejų komandų vyrtreneriai sakė ir žadėjo šioms rungtynėms. Svarbiausiai bus kova, nuotaikos puikios, eisim kovoti. Po 3 pralaimėjimų iš eilės, kas buvo pakeista tiesiog pačių žaidime? Aš galvoju, kad paprasčiausiai galvas truputį turėjom pakeisti, nes paprasčiausiai turim kovoti, o ne pasidavinėti. Ačiū ir sėkmės. Treneri, sezono atidarimas namų arenoje, kokiom nuotaikom pasitinkat? Tikrai kovingom nuotaikom, nes po pralaimėjimo Daugpilyje esame labai motyvuoti ir sieksime tik pergalės. Kiek svarbus sirgalių palaikymas bus šiandien? Didelis. Tikimės, kad kaip ir praeitais metais pirmas rungtynės turėtų būti daug sirgalių ir 6 žaidėjas kaip bebūtų. Ačiū ir sėkmės. Abiejų komandų vyriausiai treneriai pasitinka šį susitikimą kovingomis nuotaikomis, kai taip ir būti negali, kadangi pirmąjį susitikimą Panevėžio moterų krepšinio komanda jau sužaidė Baltijos moterų krepšinio lygoje. Ten po labai dramatiškos kovos nusileido Daugpilio universitetui, o Kauno Aistės LSMU patyrė 3 pralaimėjimus Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygoje. Su jumis šiandien, kaip jau įprasta, kaip ir praėjusį sekmadienį, kaip ir viso šio sezono metu būsiu aš krepšinio komentatorius Agnius Astupas ir šiandien kartu su manimi puikus moterų krepšinio žinovas ir ekspertas Jomantas Eibukas. Sveiki visi. Na, šiandieną tikrai galime pamatyti įdomesnę dvikovą, žvelgiant iš Aišių perspektyvų. Sezono startas nesusiklostė ir šiandieną galbūt Aistės galės pademonstruoti didesnę kovą nei prieš tai buvusiuose mačuose. Taip pat reikėtų paminėti, kad šios rungtynės yra ne tik Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygos A diviziono dvikova, bet skaičiuojasi ir į Baltijos moterų krepšinio lygos B diviziono turnyrinę lentelę. Arba galime jas pristatyti atvirkščiai, abiejų lygų įskaitose bus fiksuotas rungtynių rezultatas. Abiejų komandų startiniai penketai jau pasiruošę žengti į aikštelę. Juos ir pristatysime. Kauno Aistės LSMU rungtynės pradės tokiu starto penketu. Numeris 1 komandos kapitonė Gintarė Paulauskaitė, numeris 5 Gedvilė Savostaitė, numeris 60 Santa Okockytė, numeris 77 Miglė Kisarauskaitė ir numeris 91 Brigita Rimkevičiūtė. Moterų krepšinio klubas Panevėžys šį susitikimą pradės tokiu starto penketu. Numeris 4 Goda Vašurenkaitė, numeris 13 Kristė Timofejeva, numeris 20 komandos kapitonė Urtė Bukauskaitė, numeris 27 Justina Oficerovaitė ir numeris 99 Gabrielė Šulskė. Na, šiandieną Panevėžio bene didžiausia užduotis turėtų būti sustabdyti Santą Okockytę. Akivaizdu, kad ši žaidėja, lyginant su kitomis komandos draugėmis, yra iš kitos lygos, daug daugiau patirties turi ši žaidėja ir būtent Panevėžio sėkmė šiandien gali priklausyti nuo to, kaip pavyks stabdyti Okockytę. Santa Okockytė po praėjusiose rungtynėse patirto pralaimėjimo Vilniuje tokį dviprasmišką interviu pateikė į eterį, užsimindama, kad laukia pasiūlymo iš užsienio komandų ir progai pasitaikius bandys ją pasinaudoti, bet kol kas yra be abejo milžiniška paspirtis Kauno Aišių LSMU komandai. Pirmose rungtynėse beje, kurias Kauno Aistės LSMU pralaimėjo Kaune Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto komandai, Santa Okockytė tiesiog siautėjo. Paskui kitose rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną Amberton ir Vilniaus Kibirkštį jau tokia efektyvi galbūt ir nebuvo, bet ir komandos buvo turbūt kitaip pasiruošusios dengtis prieš ją. Na taip, ir iš tikrųjų didžiausias nerimą keliantis dalykas kol kas yra Santos Okockytės taiklumas iš tolimos distancijos, vos vienas taiklus iš 17 tritaškių. Ir Santa Okockytė iš tiesų ne tik, kad labai smarkiai yra prižiūrima visų komandų, kurios žaidžia prieš Aistės, tačiau ir turi gana sudėtingą metimų selekciją. Tie metimai dažnai būna neparuošti ir būtent tai galbūt ir lemia tą prastą pataikymą. O čia Gintarė Paulauskaitė atrodo pažeidė taisyklės ir šie 2 taškai nebuvo įskaityti. Šioms rungtynėms teisėjauja vyrteisėjas Tomas Stankevičius ir teisėjai Milita Stalaučinskaitė ir Ignas Jablonskas. Ir Panevėžys pradeda pirmąją
savo ataką. Vašurenkaitė su kamuoliu. Rimkevičiūtė pabando ją pasitikti aktyvesnė gynyba. Šulskė. Ir iš karto Santo Kockytė prieš Gabrielę Šulskę. Ten perdavimas Timofejevai. Timofejeva gali žaisti ir viena individualiais veiksmais, bet prieš Gintarę Paulauskaitę to daryti nesiryžo. Reikia jau galvoti apie atakos pabaigą. 3 sekundės iki jos pabaigos ir kokį metimą pataiko Vašurenkaitė. Na, čia sudėtingas metimas. Tikrai nepatogiai kamuolį išmetė minėta Panevėžio žaidėja ir visgi pavyksta jį pataikyti. Žemo procento metimas, kaip tokiais atvejais turbūt sakoma. O Kockytė su kamuoliu. Gražus perdavimas Paulauskaitė. Paulauskaitė mindama liniją atakuoja ir lygina rezultatą. Paulauskaitė gali pataikyti iš toli ir tą rodo jos pataikymas šį sezoną iš 3 taškų zonos. 37 procentai, 3 iš 8 pataikyti ir tai yra geriausias procentas komandoje. O Paulauskaitės pirmoje atakoje pataikytas dvitaškis buvo taip pat įskaitytas. Taigi Paulauskaitė su 4 taškais yra rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Čia Timofejeva nepataiko iš vidutinio nuotolio. Kisarauskaitė su kamuoliu, galimybė bėgti į greitą ataką, bet panevėžietas taip pat drausmingai sustoja gynyboje, bet pamiršta apie Brigitą Rimkevičiūtę. 3 jos taškai. Na, būtent ir kalbėjom apie tą aiškių pataikymą prieš transliaciją. Yra ten, kur pasitempti aistėms. Ir pradeda taikliais metimais iš tolimos distancijos, beveik iš 3 taškų zonos. Ir šiuo atveju vėlgi matom, kad aistės gana aktyviai pradeda šias rungtynes. O čia nemalonus vaizdas akiai. Gabrielė Šulskė šlupčiodama palieka aikštelę. Atrodo, nikstelėjo čiurną iš pirmo žvilgsnio. Toks būtų verdiktas ir pirmasis keitimas panevėžiečių gretose. Aikštelėje Gabija Sturalytė pasirodo, iš Vilniaus kibirkšties sistemos atvykusi 19-metė žaidėja, kuri krepšinio subtilybių šį sezoną galės mokintis iš moterų krepšinio maestro. Na, kas daugiau galbūt stebi moterų krepšinį, tikrai galėjo pastebėti, kad gana dažnai Šulskiai būna problemų su čiurnomis. Ir būtent ir dabar kryptelis į čiurną Šulskė. O čia Kisarauskaitė smeigia dar vieno tolimo metimą, 10-2 ir kaunietės demonstruoja, kad visai kita energija ir kovingumu yra nusiteikusios šiandien 4-ąjį Smartway MLKL dvikovai. 10-2 sužaidus kiek daugiau nei 2 minutės pirmajame ketvirtyje. Vašurenkaitė ieško, kam galėtų gražinti kamuolį. Čia labai rizikingas perdavimas, bet Struolytė su kamuoliu susitvarko. Savostaitė vagė jį iš Bukauskaitės rankų. Ir Okockytės 2 taškai, 12-2 ir nepatinka šį rungtynių pradžia Tomui Taučiui, kuris kviečia merginas pasitarimui. Jūsų ekranuose dar kartą Santos Okockytės pelnyti 2 taškai, o mes pabandysime per šią minutės pertraukėlę dar trumpai apžvelgti ir Panevėžio moterų krepšinio komandos papildymus, bet aš matau, galbūt jūs turėsite galimybę pasiklausyti, ką per ją kalba savo auklėtiniams Andrius Vaicekauskas. Taigi, kalbant apie Kauno Aisčių LSMU komandos pokyčius po pirmųjų 3 Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygos rungtynių, Andrius Vaicekauskas akcentavo, kad norėtųsi daug daugiau agresijos tiek gynyboje, tiek puolime, kokybiškumo užtvarų statymuose, taip pat erdvės laikymosi, greito puolimo stabdymo bei gebėjimo pačioms greičiau pereiti į greitą puolimą. Bet kol kas šių rungtynių pradžioje, aišku, didelė paspirtis yra 2 taiklūs tolimi metimai, kuriuos pataikė Rimkevičiūtė ir Kisarauskaitė. Čia dar ir gynyboje puikiai sustovi Gedvilė Savostaitė, perimtas kamuolys, o Kockytė jau kitoje aikštės pusėje, negreitina įvykių čia. Timofejevai pražanga. Na, jeigu pasižiūrėsime į tai, su kuo žaidė prieš tai aistės, su stipriausiomis iš esmės Lietuvos moterų krepšinio komandomis, galbūt peršasi išvada, kad užsigrūdino tose kovose aistės ir šiandien prieš panašaus pajėgumo Panevėžį atrodo visiškai kitaip. O Kockytė su kamuoliu. Ten Vašurenkaitė atidengė silpnesnę pusę veržtis Okockytei, bet to ji nedarė. Dabar puikiai kerta į baudos aikštelę po krepšių, palikdama jaunąją varžovę už nugaros ir pelno 2 taškus, 14-2.
Šulskė. Kamuolys net neliečia lanko. Atrodo kiek išsimušus iš ritmo, bet geras ženklas, kad Gabrielė Šulskė vėl aikštėje. O Kockytė ten prieš tai buvusiame epizode labai gerai skaito situaciją, imituoja kirtimą iš pradžių, bet vėliau kerta. Ir būtent tai leido susikurti jai patogią situaciją. Kisarauskaitė. Rimkevičiūtė imitavo užtvarą, bet jos nepastatė. O Kockytė prieš Gabrielę Šulskę. Dviejų moterų krepšinio deimantų susidūrimas Kalnapilio arenoje. Ir čia Timofejeva krapšto kamuolį iš kauniečių rankų. Pražangos aikštės viduryje nėra. Šulskė su juo, Vašurenkaitė. Vėlgi Šulskė ir atrodo dabar jau pozicinę ataką rengs Panevėžietės. Šulskė kerta pro galinę liniją, atrodo nebe Rimkevičiūtės ten kietos gynybos. Daug kamuolio savo rankose turi Gabrielė Šulskė. Būtent tas jos panaudojimo procentas aikštelėje yra gana aukštas ir per ją sukasi dauguma Panevėžio ekipos atakų. Kamilė Žukaitė pasirodo aikštelėje pirmą kartą šios dienos susitikime. Viena iš tų žaidėjų, kurias pavyko išsaugoti panevėžietėms. 5 jos liko iš praėjusio sezono sudėties, taip pat atvyko 5 naujokės. Dar verta paminėti tai, kad moterų krepšinio klubas Panevėžys ypač dažnai akcentuoja tai, kad komanda būrė bent dalį jos iš vietinių žaidėjų ir įdomumo dėliai dabar yra 5 žaidėjos, kurios yra gimusios Aukštaitijos sostinėje ir šį sezoną vilkinčios rožinę aprangą. Jūsų ekranuose apsigynė panevėžietės Timofejeva. Pirmas aiškiai pramestas metimas šiandien. Sužaidus beveik 4 minutės. Ten vėlgi kieta gynyba ir pražanga bus įrašoma greičiausiai Miglei Kisarauskaitei. Nors kiek nustebusių žvilgsnių dabar žiūri į rungtynių arbitrus dėl šio priimto sprendimo Miglė. 14 sekundžių. Vėlgi panevėžiečių atakai. Timofejeva. Prieš Rimkevičiūtę. Kamilė Žukaitė. Buvo jau akimirkai pasiruošus išmesti tolimą metimą. Praėjusiame sezone žaidėja dalyvavo ir Smartui moterų Lietuvos krepšinio lygos Karalienės taurėje vykusiame Nostra Sniperės konkurse. Tiesa, sužibėti ten jai nepavyko. O čia perdavimas po krepšiu savo staitį ir gerai gynyboje atstovi ta pati Kamilė Žukaitė. Timofejeva išleidžia kamuolį ten iš savo rankų ir jis atiteks Aistėms LSMU. Neužtikrintai jaučiasi Panevėžys savo namų aikštėje. Kol kas puolimas pirmo ketvirčio dalyje yra pakankamai skurdokas, vos 2 taškai. Austė Jurevičiūtė pasirodė ant parketo Kauno Aišių LSMU gretose. Miglė Kisarauskaitė sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Tai matom aikštės gynybą dabar stoja panevėžietės. Rimkevičiūtė. Jurevičiūtė šansas iš 3 taškų zonos. Nepataiko Austė Jurevičiūtė, būtų dar labiau kaip reikiant pagerinusi kauniečių situaciją pirmajame ketvirtyje. Šulskė. Gerai ten žaidžia 2 prieš 2, čia laiku įkirto link krepšio ir goda Vašurenkaitė ir štai taip efektyviai išnaudota ataka. 2 taškų pelnyti nepavyko, bet Vašurenkaitė turės galimybę juos pelnyti nuo baudos metimų linijos. 2:14 kol kas beveik įpusėjus pirmajam ketvirčiui. Nepavyksta švelninti atsilikimo godai ir baudos metimu. Na, akivaizdu, kad ta sėkminga kauniečių pradžia kiek išmušė aikštės šeimininkės iš vėžių. Išmušė ir didžiąją dalį čia susirinkusių žiūrovų, kurie kol kas gana pasyviai stebi šias rungtynes, bet galime net nebejoti, kad keli sėkmingesni Panevėžio komandos epizodai kaip reikiant užkurs pačią Kalnapilio areną. Pataikymas jūsų ekranuose. Aistės LSMU ir 2 taškus ir 3 taškus meta 67% tikslumu. Kol kas to pataikymo trūksta panevėžietėms. Paklausykime, ką kalba Tomas Taučius. Galas, kalbėkit. Reikia, kad kalbėtum. Nežaiskit, ko nereikia. Ką, tik galą verštis? Ne, nes tik maršų. Veršimės į vidų. Ir čia galim daro pastovi. Tik leidžia verštis specialiai. Bandam į vidų ir žaisti daugiau. Davai, Šmaikas, tokie palydos. Trumpas Panevėžio minutės pertraukėlės įvertinimas. Tikriausiai girdėjote iš Tomo Taučiaus lūpų. Nežaiskite, ko nereikia.
Na taip, akcentavo tai, kad daugiau aikštės vidurių naudotųsi Panevėžio ekipos žaidėjos, taip pat gynyboje trūksta komunikacijos ties galinę liniją. Grįžta jau komandų penketai į aikštelę. Gedvilė Sabostaitė stambių planų jūsų ekranuose. Brigita Rimkevičiūtė iš Šiaulių atvykusi snaiperė, pataikė jau šiandien vieną tolimą metimą. Na, kol kas sezono starte nėra aukščiausi Rimkevičiūtės procentai, atakuojant iš tolimos distancijos. Andrius Vaicekauskas minėjo, kad tik į šią žaidėją, be jokios abejonės yra jauna, tik, kada, jeigu ne dabar, kada, jeigu ne šis sezonas, Brigitai jau parodyti ir pademonstruoti kažkokius solidesnius rodiklius, negu mes būdavome įpratę matyti anksčiau. O Kockytė su kamuoliu, mūsų minėta ir apkalbėta Brigita Rimkevičiūtė Paulauskaitė. Ieško, kam galėtų atlikti perdavimą. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. O Kockytė reikia improvizuoti. Meta iš 3 taškų zonos Santo Kockytė ir štai toks pasitikėjimas savimi. Na, dauguma jos metimų per pirmus 3 mačus ir buvo panašaus stiliaus, tiesa, jie nesukrisdavo. Dabar Kockytė pataiko sudėtingą metimą. Šulskė, Bugauskaitė. Vėlgi nėra kam atiduoti kamuolį ir dabar per tą Tomo Taučiaus minėtą vidurį labiau stengiasi žaisti Panevėžietės. Šulskė sverpstė ten, bandė įkišti kamuolį paskutiniu momentu Urtei Bukauskaitei. To padaryti nepavyko, bet liks 14 sekundžių dar Panevėžiečių atakai, kurių gretose vėlgi keitimas vietoj Vašurenkaitės. Grįžta į aikštelę Gabija Strolytė. Gabija nėra vienintelė jauna žaidėja papildžiusi pagrindinės Panevėžio komandos sudėtį. Iš Panevėžio Naftėnas Sargūno komandos atvyko ir 18-metė Milėja Mackevičiūtė ir Urtė Šiaučiūnaitė. Jos praėjusiame sezone fiksavo gana solidžius rodiklius atstovaudamos Naftėno ekipą. Na, žiūrėsime, kaip joms seksis kur kas aukštesnėme lygyje. Klysta čia dabar Panevėžys ir iš karto į greitą puolimą skubėjusios Aistės išprovokuoja čia pražangą. Rimkevičiūtė su kamuoliu. Na, įdomu tai, kad Rimkevičiūtė dabar įžaidžia kamuolį. Santa. Gintarės Paulauskaitės užtvara ten. Nėra kam atiduoti kamuolio. Kockytė suranda Gedvilę Sabostaitę. Ir Sabostaitė kerta į baudos aikštelę išprovokuodama Timofėjevos pražangą. Na, teisėjų sprendimų nespėjo užsimti gynybinės pozicijos Timofėjeva. Įsirežimo pražanga nefiksuojama. Situacijos pakartojimas jūsų ekranuose. Na, galbūt ir nebuvo dar sustojus ir užsiėmusi tinkamos padėties Panevėžio komandos viena lyderių, bet maža paguoda Gedviliai Sabostaitei, kuri prameta pirmąjį baudos metimą. Tiesa, tai tik antrasis pramestas baudos metimas šiame sezone ir 2 iš eilės prameta Sabostaitė. Čia dar ir paspausti. Ataka, bandymas paspausti ir viskas baigėsi. Sabostaitės perimtų kamuolių, 2 jos taškai ir ištaisė savo klaidą Gedvilė. Taip, atidirba tos 2 taškus. Dar kartą klysta Panevėžietės. Rungtynių arbitrų sprendimu dabar kamuolys aikštelę paliko nuo Panevėžio komandos žaidėjų, kurios nesugebėjo tinkamai išsimesti kamuolio. Ir Panevėžiečių problemos tęsės ir toliau vos 3 taškai sukrapštyti sužaidus jau daugiau kaip 6 minutės. Santo Kockytė, tarsi Lebronas Džeimsas čia dabar žaidžia, po jos 2 taškų 21-3. Na, o Kockytė šiandien laisviau jaučiasi, Panevėžys negali pasiūlyti tokios presijos Santojo Kockytei ir laisviau besijaučianti žaidėja žaidžia sėkmingiau negu paskutinius 2 mačus. O dabar, jeigu teisingai spėjau pamatyti, taip ir yra. Santo Kockytė buvo nubausta techninė pražanga, be jokios abejonės už kalbas su rungtynių arbitrais. O aikštelėje dabar po keitimo pasirodo ir Justina Oficerovaitė Panevėžiečių gretose. Taip pat įdomi žaidėja. Žais pagaliau gimtajame mieste, 22 metų puolėja, prieš tai 2 sezonus atstovavusi tai pačiai Kauno Aisčio LSMU ekipai. Tiesa, praėjusią sezoną dėl patirtos kelio traumos išvedusio žaidėją visam sezonui iš rikiuotės sužaidė vos 4 rungtynes, per jas pelnydama vidutiniškai po 8 taškus. Na, kol kas ir aikštės gynyba nepadeda Panevėžiui, randa būdų Aistės kaip užatakuoti, kad ir šis pavyzdys, tiesa, Paulauskaitė iš po krepšio nepataiko, bet antrų bandymų ištaiso savo netaiklų metimą. 19 taškų skiria komandas, vėlgi bandymas paspausti nuo galinės. Panevėžietės šį kartą be didesnių problemų
įveikia šį kauniečių spaudimą. Ten prieš Gabiją Strolytę labai aktyviai bando pasiginti Gintarė Paulauskaitė, bet jaunoji Panevėžio žaidėja atrodo šį egzaminą išlaiko, o dabar rungtynių arbitrai fiksuoja dar vieną asmeninę pražangą. Pirmą kartą prasižengė Eva Pernavaitė. Na, iš šių komandos padvigubinimai, jeigu kalbėsime apie prieš tai buvusius mačus, dažniausiai būdavo tik prieš vidurio puolėjas, dabar mače su Panevėžiu ir aukščiau ties tritaškio linija bando padvigubinti savo varžoves Aistės. Ir kol kas tą sekasi daryti labai sėkmingai, gynyba kol kas įspūdinga, vos 4 praleisti taškai per 7 minutės. Oficerovaitė prametė ten abu baudos metimus ir atrodo dar viena problema panevėžiečių žaidime ir netaiklus baudos metimai, neleidžiantis švelninti atsilikimo. Gintarė Paulauskaitė su kamuoliu, Pernavaitė taip pat sugrįžusi po sunkios traumos patirtos praėjusio sezono viduryje. Čia Santos Okockytės reidas ant grindų atsiduria Justina Oficerovaitė, bet rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą siunčiantis Santą prie baudos metimų linijos. Okockytė šiandien neprametė dar nei vieno metimo, 9 taškai, o visi pataikyti 2 taškai ir dabar jos testas prie baudos metimų linijos. Labai nori kontraktų iš užsienio komandų Santa Okockytė ir atrodo, kad šį pirmąjį ketvirtį labai reikėtų rodyti agentams, kurie stebi šios žaidėjos žaidimą ir pasirodymus Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygoje. Nepataiko baudos metimo Okockytė. Susikaupusi, ruošiasi antrajam. O jūs ekranuose sesių fanai, kurie šiame sezone turėjo pakeisti rožinės spalvos marškinėlius vilkėtus praėjusiame sezone. Čia, jeigu įdomu, tai yra Miglės Kisarauskaitės ir Eglės Kisarauskaitės tėtis ir senelis. Ir šiame sezone apsivilkti marškinėlius jau balta spalva, kuri yra labiau neutralesnė ir atspindi Kauno Aisčių LSMU spalvas. Čia bereikalinga pražanga, jau yra išnaudotas pražangų limitas ir siunčiama prie baudos metimų linijos Gabija Strolytė. Užtikrintai pataiko pirmąjį baudos metimą, kas patinka jūsų ekranuose išmėstelėtam Panevėžio komandos atsarginių žaidėjų suoleliui, kuris yra gana kuklus. Atkreipkite dėmesį, panevėžietės vos 8 yra registruotos šioms rungtynėms ir, kaip minėjo Tomas Taučius prieš jas, tai nėra dar galutinė ir uždaryta sudėtis. Tikrai yra atviros durys papildymams, galbūt apie juos artimiausiomis savaitėmis ir sužinosime. Čia Aisčių ataka. Eglė Kisarauskaitė pasirodžiusi aikštelėje buvo su kamuoliu. Zetkauskaitė. Atiduotas kamuolys Santai Okockytei. Santa prieš Vašurenkaitę. Klupteli ten. Reikia galvoti apie metimą. Galiausiai pameta kamuolį kaunietės ir pražanga bus įrašyta Eglė Kisarauskaitei. Na, tikisi tenais aikštės pavalymo Aisčių komandos žaidėjos. Na, iš tikrųjų pavojinga ant tokių šlapių vietų slidinėti. Gali viskas pasibaigti labai nemalonę traumą. Vos 6 taškus per beveik jau 8 sužaistas minutės pirmajame ketvirtyje yra pelniusios aikštės šeimininkės, kurių gretose dar vienas keitimas. Goda Vašurenkaitė pasirodo aikštelėje vietoj Gabrielės Šulskės, o Agnesė Garčinskaitė prie baudos metimų linijos. Prameta pirmąjį baudos metimą Agnesė. Susirūpinę ir sirgaliai Kalnapilio arenoje. Dėl kol kas labai nesėkmingo pirmojo ketvirčio ir dar kartą, kelintą kartą šiame ketvirtyje pasikartojantis epizodas, kada 2 baudos metimus iš eilės prameta panevėžietės, o Santa Okockytė tiesiog nesustabdoma. Dar jos 2 taškai, šypsosi pati žaidėja ir stos dar mesti vieno baudos metimo. 12 taškų jau surinkusi Santa Okockytė ir kaip vienam kėliniui tai yra labai nemažai. Dvigubai daugiau nei visa Panevėžio komanda per 8 minutės pirmajame ketvirtyje. Na ir tai yra beveik pusė visų pelnytų Aisčių LSMU taškų. Su taikliu baudos metimu tas skirtumas tarp Okockytės pelnytų taškų ir Aisčių pelnytų taškų bus vos 1 taškas, jeigu žiūrėsim į viduriuką. Čia vėlgi bandymas paspausti nuo galinės, Oficerovaitė. Ir nepavyksta veikti šio spaudimo panevėžietėms. Gedvilė Savostaitė vagia kamuolį, pelno 2 taškus. Rekordinis Kauno Aisčių LSMU pranašumas Tomui Taučiui. Nelieka nieko kito, kaip dar kartą prašyti minutės pertraukėlės jau antros pirmajame ketvirtyje. Išnaudoja savo 2 minutės pertraukėlės dar pirmam kėlinyje
Panevėžio ekipos strategas. Ir iš tiesų skurdus puolimas šiandien namų aikštėje. Panevėžys prieš Aistės, kurios iki tol buvo labai, sakykime, triuškinamos kitų komandų. Šiandien Aistės rodo kitą veidą. Na, paklausykime, ką Andrius Vaicekauskas dabar kalba. Paskutinis perimtas kamuolys Gedvilės Savostaitės buvo jūsų ekranuose. Čia ir Santos Okockytės sėkmingai žaidimo epizodai. Čia ir Lebrono Džeimso kailyje buvo atsidūrusi Santa Okockytė, taip pat mesdama dvitaškį apsisukusi per save. Čia ir dar vienas reidas. Praėjusiame sezone Vengrijos Primok ekipoje rungtyniavusi Lietuvos rinktinės žaidėja, kur vidutiniškai per 33 aikštėje praleistas minutės pelnydavo po 18 taškų, atlikdavo po 5,5 rezultatyvaus perdavimo, rinkdavo po 16,5 naudingumo balų per rungtynes ir nieko keisto, kad pateko ne tik į pirmąją aukščiausios Vengrijos lygos komandą, bet buvo išrinkta ir geriausia lygos gynėja. Čia Panevėžio bandymas iš toli netaiklus, bet ten kovojant dėl atšokusio kamulio prasižengė. Dabar Gedvilė Savostaitė, prieš tai matėme, kaip Aistės vėl sėkmingai užspaudė Panevėžio ekipos krepšininkės, tačiau išnaudotis nepavyko. Prie baudos metimų linijos Agnesė Garčinskaitė pataiko pirmąjį baudos metimą. 7:29 su baudomis Panevėžietės turi labai didelių problemų kol kas. Yra pataikiusios dabar 6 baudos metimus iš 11. 29-8. Toks rungtynių rezultatas švieslentėje. Zetkauskaitė buvo su kamuoliu, Pernavaitė. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Jurevičiūtė, Kisarauskaitė. Nėra galimybės išmesti metimo čia. 2 sekundės, reikia improvizuoti. Gustė Zetkauskaitė viską padarė neblogai, tik pataikyti nepavyko. Na taip, ir jeigu pasižiūrėsim į rezultatą, tai ne tik gerai ginasi Aistės, bet ir puola tikrai ne pagal savo vidurkius. 29 pelnyti taškai per vieną kėlinį. Rezultatas verčiantis galbūt tikėtis net ir 100 pelnytų taškų, bet žinoma, pirmasis ketvirtis dar nėra visos rungtynės. Čia aišku galimybė greitajam puolimui. Jurevičiūtė taip pat nepataiko iš gana dėkingos padėties. Jau kitoje aikštės pusėje Eva Pernavaitė stabdo greitą panevėžiečio ataką. 37 sekundės ir 3/10 iki pirmo ketvirčio pabaigos. Aišių gretose vėlgi ant parketo Santa Okockytė ir pirmą kartą matysime Anastasiją Kostochlod, vieną iš 2 jaunųjų ukrainiečių papildžiusių prieš pat šį sezoną Aišių LSMU sudėtį. Kostochlod praėjusiame sezone rungtyniavo Ukrainos klubo Veneto Čerkasi sudėtyje. Ir čia pražanga. Ta pati Kostochlod dabar pažeidžia taisyklės pirmą kartą. Per kelias sekundės įrašo savo nuopelnus kabutėse į šių rungtynių protokolą, o prie baudos metimų linijos Goda Vošurenkaitė. Šiose rungtynėse kol kas pelniusi 3, dabar jau ir 4 taškus. 29-9 iki 20 taškų. Švelnėja aikštės šeimininkių atsilikimas. Na, antrojo baudos metimo pataikyti nepavyksta. Ir dabar Andrius Vaicekauskas garsiai primena savo komandos žaidėjams, kad jos gali laikyti kamuolį iki pat pirmojo ketvirčio pabaigos. Ta ir pasiruošusi yra padaryti Santa Okockytė. Evos Pernavaitės reidas, besibaigiant pirmojo ketvirčio laikui, nesėkmingas. Ten Kisarauskaitė dar bandė gelbėti situaciją. To padaryti nepavyko. Andrius Vaicekauskas emocingai reikalauja pražangos jūsų ekranuose, bet rungtynių arbitrai nėra, žinoma, pakeičiantis savo veiksmus čia. Taigi po pirmųjų 10 minučių 29-9. Kauno Aisčių 20 taškų pranašumas.
Ir po pirmojo ketvirčio 29-9 Kauno Aistės LSMU primetinėja savo žaidimą čia. 13 taškų jūsų ekranuose per pirmasis 10 minučių surinkusi Santa Okockytė. Ir panašu, kad panevėžietėms reikės kaip reikiant viską koreguoti ir keisti savajame žaidime. Viską atspindi turbūt ši statistikos grafa. Vos 8% pataikymas. Panevėžio moterų krepšinio komandos vienas metimas iš 12 per pirmasis 10 minučių pasiekė tikslą. Kauno Aistės tuo tarpu atakuoja 57% tikslumu, 12 metimų iš 21 ir iš jų 3 taiklūs tolimi metimai iš 4. Na, kiek situacija Panevėžiui gerina baudos metimai, nors ir meta labai prastai, jos 53% taiklumu, tačiau didžioji dalis taškų surinkta būtent baudos metimais. 7 iki šio momento, dabar 8 taiklus baudos metimas. Ir Panevėžys tik tais taip, kol kas galima sakyti, renka taškus. Gabija Storalytė tuo tarpu atidaro savo pelnytų taškų sąskaitas Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygoje, pataikydama abu baudos metimus ir švelnindama panevėžiečių atsilikimą iki 18, 11-29. Santa buvo su kamuoliu. Pernavaitė. Dabar jau Gustė Dzetkauskaitė su juo. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ir čia ieškoma Santa Okockytė, kuri turės kažką sugalvoti per likusias 4 sekundės. Čia vėluoja. Taip, vėluoja statyti užtvarą Gedvilė Savostaitė. Nieko negalėjo padaryti Okockytė. Ten jau kitoje aikštės pusėje. Štai taip. Pražangų nėra, sužingsniuoja tiesiog Gabija Storalytė atsidūrusi ant parketo. Na, neatsisako savo minčių stovėti aikštės gynybą Panevėžys. Ir, sakykim taip, kad neveikia ta aikštė visiškai šiandien. Gintarė Paulauskaitė vėlgi grįžta į kauniečių penketą. 29-11. Ir toliau švieslentėje skirtumas tarp komandų 18 taškų. Savostaitė su kamuoliu. Vėlgi 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Pernavaitė šansas iš 3 taškų zonos ir meta ir pataiko. Eva Pernavaitė, na šiandien Aistės gali pataikyti iš bet kur. Na, kaip yra sakoma, kad metikai turi pamiršti pramestus metimus, metikai turi negalvoti apie tai, kokie yra procentai, tiesiog mesti. Tai šiandien Aistės atrodo pamiršo savo procentą iki šių rungtynių, kuris siekia 19% ir krepšį iš tolimos distancijos atakuoja labai sėkmingai. O ten Gabrielė Šulskė pelnė 2 taškus prieš tai vykusioje atakoje, tačiau kitoje aikštės pusėje Gintarė Paulauskaitė atsako 2 taškių. Ir dar Gabijos Storalytės asmeninė pražanga reiškia, kad Gintarė savo asmeninę ir komandos taškų sąskaitą galės papildyti ir mesdama 1 baudos metimą. Na, ankstesnių transliacijų metu esu išsakęs mintį, kad Aistėms trūksta jėgos po krepšiu. Bet šiandien žiūrint Aisčių žaidimą prieš Panevėžį, kita komanda, kuriai taip pat galbūt trūksta jėgos priekinėje linijoje, yra būtent Panevėžys. Agnesai Garčinskaitei ten net pavyko išnaudoti gana dėkingos situacijos atakuojant iš po krepšio. Čia gerai vaikšto kamuolys ties perimetru, bet pataikyti iš 3 taškų zonos nepavyko ir Justinai Oficeravaitei. Dabar vis tik Šulskė taiso situaciją. Po jos taškų 35-15, 20 taškų skiria komandas. Pernavaitė įžaidinėja kamuolį. Santa aikštės krašte. Vėlgi 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ten Garčinskaitė vagia kamuolį ir viena pabėgusi vis tik nepelno taškų. Okockytė jau kitoje aikštės pusėje. Na, čia matėm išsakė savo pastabas teisėjams, Panevėžio ekipos žaidėjos, neva iššoko iš užgalinės linijos, tokiu būdu pažeisdama taisyklę Dzetkauskaitė, bet teisėjai ten pažeidimo nefiksavo ir už tas emocijas dabar gauna techninę pražangą Panevėžio ekipos žaidėja. Rungtynių arbitrai rodo, kad nepatinka jiems patarimai šios dienos susitikime, jau antra techninė pražanga ir Gintarė Paulauskaitė didina kauniečių persvarą jau iki 21 taško, 36-15, maža to dar 19 sekundžių savo atakai ir kamuolį savo rankose vėlgi turės kaunietės. Okockytė su juo. Paulauskaitė skuba statyti užtvarą. Nepavyko čia sužaisti 2 prieš 2, viską bando pati išspręsti Santa Okockytė, bet pataikyti nepavyko. Šulskė, Timofejeva. Trūksta kol kas šios žaidėjos įsijungimo į komandos veiksmus puolime.
O čia Gabrielė Šulskė, žinodama, kad vėlgi bus didelių problemų, dar aikštės viduryje pagauna ir sustabdo Santą Kockytę, užsidirbdama asmeninę pražangą. Nu, logiška pražanga stabdant greitą ataką, tai tik pirmoji Šulskiai. 2,5 minutės prabėgo jau antrajame ketvirtyje ir Panevėžio krepšinio komandai kol kas situacijos ženkliai pagerinti toli gražu nepavyko. Zetkauskaitė buvo su kamuoliu, o Kockytė meta iš 3 taškų zonos. Na, dar būtų betrūkę šio 3-taškio metimo iš Santos. Na taip, bet vėl kalbame apie metimų selekciją ir šiuo atveju ji nebuvo gera, nebuvo geras sprendimas ten atakuoti krepšį, pakankamai arti buvo Panevėžio ekipos žaidėja. Jūsų ekranuose Smartui moterų Lietuvos krepšinio lygos direktorius Alvydas Jocys ir šalia jo Gustė Drakšaitė. O panevėžietėms dabar 18 sekundžių iki jų atakai skirto laiko pabaigos. Šulskė ten nesusigundė metimų iš 3 taškų zonos. Ten vėlgi kietas kontaktas. Kristė Timofejeva ant grindų ir pražanga greičiausiai bus įrašyta Kockytei. Antroji pražanga Kockytei. Žiūrėsime, kaip sureaguos Andrius Vaicekauskas. Dabar Brigita Rimkevičiūtė leidžia į kauniečių 5. Poilsio minutės bus suteiktos Miglei Kisarauskaitei. Na, atrodo, nesijima priverstinių veiksmų ir neišiminėja iš rungtynių Kockytės. Visgi laiko dar pakankamai daug ir antrajame kėlinyje. Šiek tiek galėtume sakyti, kad rizikuoja Andrius Vaicekauskas. Čia dar vienas buvo prarastas kamuolys, bet jį atrodo taip pat ir susigrąžina Panevėžio komandos žaidėjas. Antrajame ketvirtyje kol kas vyksta apylygė kova 7-6. Čia imant vien šio ketvirčio rezultatą priekyje Aistės Elasamų. Žinoma, tai menka paguoda Panevėžiui, kuris įspūdingų skirtumų pralaimėjo pirmąjį ketvirtį. Nebuvo čia didesnio pasipriešinimo Šulskiai, labai lengvai prasiveržė link krepšio ir mažina skirtumą iki 19 Panevėžys. Rimkevičiūtė buvo su kamuoliu, o Kockytė Savostaitės užtvara. Rimkevičiūtė šansas antrajam tolimam metimui ir jis yra taiklus. Įsimėto Rimkevičiūtė po slogaus starto šiame sezone ir šiandien jau antrasis jos taiklus tritaškis. 39-17, 22 taškai skiria komandas. Čia kamuolys aikštelę palieka nuo kauniečių rankų, nors ir nenorėtų su šiuo sprendimu sutikti Gedvilė Savostaitė. Galime matyti pakartojime, sunku įvertinti šią situaciją. Bet Aistės vėlgi viskas sprendžia, perimdamos kamuolį Santa Kockytė greitajame puolime. Dar 2 jos taškai ir rekordinis Aisčių pranašumas. Na, čia dar paprašė pražangos, o Kockytė nebyliai norėjo tenais 2+1 situaciją sukurti, tačiau visgi pražangos nebuvo. Prašyti šiandien teisėjų reikia labai atsargiai visko. Taip, matėm, kuo tai gali baigtis, na, bet čia pakankamai santūriai paprašė tos pražangos Kockytė. Gabrielė Šulskės 2 taškai švelnina atsilikimą tarp komandų iki 22. Rimkevičiūtė čia dar vienam tolimam metimui nesiryžo. Gerai, Savostaitė suranda kampe Gintarę Paulauskaitę. Visko iki idealios atakos, tai betrūko tik taiklaus metimo. Ten aktyvi buvo Santos gynyba, na, kauniečių laimė neužsidirbo. Jų lyderė 3 asmeninės pražangos ir dar vieną kamuolį perima Aistės Elasamų. Rimkevičiūtė greitoje atakoje. Zetkauskaitė. Geras perdavimas Gintarei Paulauskaitei. Paulauskaitė neįmeta čia. Na, čia sakyčiau, galbūt bereikalingas perdavimas. Nereikėjo čia Zetkauskaitė atlikti perdavimo pati. Galėjo užbaigti tą ataką prasiverždama iki galo. 4. kartą komandiškai šiame ketvirtyje prasižengia Aistės Elasamų, kurių gretose ant parketo vėlgi grįžta Eglė Kisarauskaitė ir Austė Jurevičiūtė. O 17 sekundžių dar savo atakai turi panevėžietės. Mašurenkaitė ten ieško, kam galėtų grąžinti kamuolį į žaidimą. Žukaitė su juo, vėlgi pasirodžiusi aikštelėje. Timofejeva užspausta, ten 2 varžovių, suranda kampe Gabrielė Šulskė. Šulskės metimas iš toli netikslus. Ir be tokių pataikytų metimų akivaizdu, kad sunku bus grįžti aikštės šeimininkėms į rungtynes. Na, iš tiesų, kai yra padvigubinimai ties ūseliu vadinamuoju, baudos aikštelės apatinis kampas,
Svarbiausia yra geras kamuolio judėjimas, svarbiausia laiku išmėtyti tuos perdavimus į kraštus ir jeigu nepataikysi, būdamas laisvas, tai sudėtinga užpulti prieš tokius padvigubinimus. Gabrielė Šulskė tuo tarpu neklysta nuo baudos metimų linijos, pelnydama jau 9 tašką šiose rungtynėse. Na, vienas iš tų menkų, bet vis tik šviesulių aikštės šeimininkių gretose. Štai ir 10 tašką pelno Gabrielė Šulskė. Akivaizdi Panevėžio ekipos lyderė, tą parodžiusi jau ir pirmame mače. Surinkusi daugiau kaip 30 naudingumo balų ir, jeigu gerai pamenu, 31 tašką pelniusi į Daugpilio universiteto krepšį. Santa Okockytė tuo tarpu iš 3 taškų zonos. Atrodo, kaip reikiant įpūtė pasitikėjimo tas pirmas pataikytas metimas. Santai šį kartą netikslus. Na taip, Okockytė nevengė atakuoti net ir neparuoštų metimų. Vėlgi, galbūt šiek tiek per daug kritikuoju, bet metimų selekcija yra tikrai nekokia pas Okockytę, bet gali sau leisti galbūt Santa Okockytė, būdama geriausia Aisčių komandos žaidėja, atlikinėti tokius metimus. Timofejevas su kamuoliu. Šulskė. Ten nėra kam atiduoti kamuolio, vis tik vėl su juo kristi Timofejeva. Žukaitė galimybė iš 3 taškų zonos. Nepataiko Kamilė Žukaitė. Urtė Bukauskaitė dar pabandė pakovoti dėl šio atšokusio kamuolio. To padaryti nepavyko. Ir čia vėlgi aikštės viduryje gaudoma Santa Okockytė. Asmeninė pražanga Vašurenkaitė. Nesportinė, netgi, man atrodo, čia fiksuoja rungtynių arbitrai. Taip, galimybė bus 2 baudos metimams į panevėžiečių krepšį ir dar kamuolys po to liks Kauno Aisčių LSMU komandos gretose. 15 taškų šiandieną Okockytė jau yra pelniusi, 16 jos taškas nuo baudos metimų linijos. Santa Okockytė per savo jau plačią krepšininkės karjerą yra žaidusi Ispanijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Izraelyje, Latvijoje, Italijoje. Ar dar liko laiko vardinti kitas šalis? Kur tik nežaidė Santa Okockytė, galbūt būtų lengviau išvardinti. Taip, ir jūs, mėly žiūrovai, turite puikią galimybę šią Lietuvos rinktinės narę stebėti savo ekranuose LRT Plus eteryje šiame sezone. Brigita Rimkevičiūtė nestoja toliau, dar vienas trečiasis jos taiklus tolimas metimas šiuose rungtynėse. Na, jeigu tu leisi tokiai laisvai atakuoti Rimkevičiūtei, galų gale vis tiek ji gali sumesti ne vieną tolimą metimą iš eilės ir būtent tą šiandieną ir daro. Čia Santos Okockytės bandymas, dar vienas jos taiklus metimas iš toli. Na, šį kartą buvo per didelis atstumas tarp besigynusios Panevėžio ekipos žaidėjos ir Okockytės, kas ir lėmė, kad daug erdvės turėjo metimui Okockytė. Žukaitė ten gauna gerą savalaikį perdavimą iš Kristės Timofejevos ir išnaudoja šią situaciją. 2 taškai. Okockytė vėlgi su kamuoliu jau kitoje aikštės pusėje. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Jokio derinio čia nevyksta. Atrodo, ne visos Aisčių merginos suprato, ką reikia daryti šios atakos metu ir praranda kamuolį Santa Okockytė. Jis jau Gabrielės Šulskės rankose. Per daug statiškas puolimas šioje atakoje buvo. Nebuvo judėjimo tarp kitų žaidėjų. O čia Gabrielė Šulskė. Ties galinė linija. Atlieka reidą, pelno 2 taškus, 27-48. Atgijo kiek panevėžiečių puolimas antrajame ketvirtyje, bet nesusitvarkoma gynyboje ir skirtumas išlieka panašus. Na, leidžia tų tokių lengvesnių metimų Panevėžys savo turėti iš po Aisčių klaidų ir tai galbūt palengvina šiek tiek taškų rinkimą. Santos Okockytės sumanymas buvo geras. Ten nusimesti kamuolį į kraštą Gintariai Pauluskaitei, bet laiku Kristė Timofejevai, jei neklystu, pakišo ranką ir siunčia kamuolį tiesiog į užribį. Panevėžiečių gretose ant parketo grįžta Justina Oficerovaitė, o Kauno Aisčių LSMU penkete vėl matysime Gustę Dzetkauskaitę ir Miglė Kisarauskaitė. Nepilnos 4 sekundės iki šios atakos pabaigos Kauno Aistėms. Santa Okockytė pelno taškus. Ir šie taškai taip yra įskaitomi, ką išdarinėja Santa šios dienos rungtynėse. 21 taškas per pusę rungtynių. Na, dar lieka 2 minutės 25 sekundės iki antro ketvirčio pabaigos.
pataiko ir baudos metimą Okockytė. 51 tašką puolime jau yra surinkusios Kauno Aistės, nors lieka dar 2 minutės ir 24 sekundės iki antro ketvirčio pabaigos. Taip galima ir 60 taškų ribą turbūt pasiekti. Na, matėsi tam tikrų, galima sakyti, blyksnių Aisčių ekipos žaidime tiek ir prieš Neptūną, tiek ir prieš LCC pajėgesnės moterų LKL komandas. Na, šiandien Aistės jau nebe blyksniais žaidžia, tačiau pakankamai aukštą lygį išlaiko beveik visų šių rungtynių metų, kiek dabar jos yra jau betrunkančios. Tik dabar pirmuosius taškus pelno Kristė Timofejeva, atidarydama savo asmeninę pelnytų taškų sąskaitą. Ten nedaug trūko iki perimto kamulio. Plojimai nuo Panevėžio atsarginio žaidėjų suolo skrieja Godai Vašurenkaitei, vis tik kamuolys išlieka Aisčių LSMU rankose, kurių gretose vėlgi matysime Eva Pernavaitę, kuri keičia jūsų ekranuose. Na, galbūt jeigu būtų galima prie kažko prikipti šiandieną Aisčių žaidime, tai būtent tie perdavimai ties tritaškio linija. Kartais Panevėžys tikrai labai sėkmingai į tarpus tarp žaidėjų pastato savo kūną Panevėžio ekipos žaidėjas ir perima nemažai kamuolių. Miglė Kisarauskaitė čia taip pat pelno 2 taškus. 5. Miglės taškas šios dienos susitikime ir Kauno Aistės LSMU jau yra pelniusios 53, likus pusantros minutės. Dar iki antro ketvirčio pabaigos iš 3 taškų zonos meta ir smeigia tritaškį Justina Oficerovaitė. Okockytė su kamuoliu. Jau kitoje aikštės pusėje rikiuoja kauniečių penketą. Vėlgi, akivaizdžiai ne taip turėtų vykti ši ataka. Matome pagal Santos išraišką. Ir emocijas Kisarauskaitė iš 3 taškų zonos meta nepataiko. Prasidėjus paskutiniai antrojo ketvirčio minutei. Panevėžio ekipos ataka. Ir Panevėžys bando suorganizuoti sėkmingesnę ataką. Čia pražanga prieš Kristę Timofejevą. 42 sekundės lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos, iki pirmos rungtynių dalies pabaigos, o Timofejeva prie baudos metimų linijos. Trūksta aktyvesnio ir rezultatyvesnio šios puolėjos žaidimo taip pat. Nebejotina praėjusio sezono Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio komandos lyderė buvo Kristė Timofejeva. Dabar prameta antrąjį baudos metimą. Santa Okockytė. Dar 2 jos taškai. 55-33. Vėlgi 2 taškai skiria komandas. Ir čia šiokia tokia miskomunikacija. Nenori sutikti su teisėjo sprendimu. Panevėžio ekipos žaidėja Goda Vašurenkaitė. Šiandien 6 taškai yra pelnyti per 14 sužaistų minučių. Gintarė Paulauskaitė 10 taškų šiandieną yra surinkusi. Kristė Timofejeva. Pataiko dabar iš eigos Timofejeva. Dar turi laiko savo paskutiniai atakai Aistės LSMU. Okockytė siunčia vėl kamuolį ties tritaškio liniją iš vieno krašto į kitą Aistės. Vėl pastačiusios aikštės gynybą Panevėžietės. 2 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Santa Okockytė paskutinę sekundę nepataiko. Po pirmosios rungtynių dalies labai sėkmingas Kauno Aisčių LSMU komandos žaidimas. Nepabėkite, dar bus prieš ilgąją pertrauką ir pakalbinta Aisčių komandos žaidėja Gintarė Paulauskaitė. Šiandien Paulauskaitė, kaip ir prieš tai buvusiuose mačuose, taip tikrai labai sėkmingai įsiliejo į rungtynes. 10 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 10 naudingumo balų. Na, Okockytė išvis šiandieną žaidžia panašų mačą į pirmąjį ir kur kas netgi geresnį negu prieš LCC ekipą. 24 taškai, 20 naudingumo balų ir labai geras pataikymas. Jeigu prieš rungtynes galėjome prikipti prie tritaškių taiklumo, kuris buvo tikrai prastas, buvo
pataikytas vos vienas tolimas metimas iš 8, tai šiandieną net ir tritaškius Okockytė meta solidžiai 40% taiklumu. Na, dabar galėsite paklausyti interviu su Gintarė Paulauskaitė. Gintarė, atrodo dominuojantis 2 pirmieji ketvirčiai. Kas buvo svarbiausia ir kas labiausiai pavyko tavo akim? Aš manau, atsibodo mums pralaimėti ir buvome sutarusios, kad ateinam, kaunamės ir laimim. Tai nežinau, taip smagiai pradėjom ir ant tos bangos norisi eiti. Pykčio faktorius egzistuoja kažkiek šiandien po 3 pralaimėjimų? Labai, labai. Net nėra apie ką kalbėti tiesiog. Ačiū ir sėkmės antroje pusėje. Vienas girdisi? 35-55 toks rezultatas Švieslentėje, čia Panevėžyje. Aistės kol kas 20 taškų pranašumą turi. Na, Aisčių komandos statistika šios dienos rungtynėse turėtų džiuginti kauniečių ekipos fanus. Ir čia dabar išgirsite Kristę Timofejevą, Panevėžio ekipos žaidėją. Kristė, 20 taškų deficitas po 2 ketvirčių. Ką svarbiausia reikės pakeisti didžiosios pertraukos metu, kad antroje dalyje geriau atrodytumėt? Tai pakeisti metimus ir energiją aikšteliai. Kas pagrinde buvo akcentuojama komandos vyr trenerio po tų 2 kėlinių? Sustabdyti Santą, žinoma, ir aišku, gynyboje, komandinė gynyba. Ačiū ir sėkmės. Na, girdėjote Kristę Timofejevą. Pagrindinis akcentas yra sustabdyti Santą Okockytę. 24 taškus pelniusi Kauno Aisčių ekipos lyderė. Šiandieną yra sunkiai sustabdoma. Didelį akcentą ant Santos Okockytės dėdavo prieš tai rungtyniavusios ekipos, tiek LCC, tiek Neptūnas, ta pati Kibirkštis. Ir išskyrus LCC galbūt pakankamai sėkmingai sekėsi tvarkytis su Okockytė prieš tai žaidusiams ekipams. Šiandien Panevėžys turi nemenkų problemų, stabdydami šią patyrusią Aisčių komandos žaidėją. Na ir būtent jie yra surinkusi beveik pusę Aisčių komandos taškų. To jau matysime sugrįžtančias žaidėjas ant Panevėžio Kalnapilio arenos parketo. Problemos Panevėžio ekipoje ne tik ginantis, tačiau ir puolant. 35 taškai, kiek pagerino tą situaciją antrajame ketvirtyje, kur 26 taškus pelnė Panevėžys. Per pirmą ketvirtį įmesti 9 taškai, kiek turėjo daugiau nerimo sukelti Panevėžio ekipos vyriausiam treneriui. Jei Santa Okockytė ir toliau rungtyniaus tokiu ritmu, kokį buvo pagavusi pirmoje susitikimo pusėje, gali iškilti grėsmė ir Santos pelnytų taškų rekordai 2016 metų tuometinės LMKL finalo serijos trečiosiuose rungtynėse atstovaudama Kauno Hoptrans Sirenų komandai. Santa pelnė 40 taškų, o nepriklausomos Lietuvos čempionatų rekordas moterų krepšinyje yra 45 taškai. 2009 metais vasario 17 dieną pelnytas Aušros Bimbaitės tuo metu prieš Alytaus komandą. Tada žaidėja dar atkovojo 12 kamuolių ir surinko sunkiai suvokiamą 60 naudingumo balų skaičių. Čia 2+1 situacija, sužaidžia Gintarė Paulauskaitė, ne tik pelniusi 2 taškus, bet ir taiklų baudos metimą pridėjusi. Neužpuola dabar Panevėžys pirmų bandymų. Šulskė su kamuoliu, vėlgi Vašurenkaitės rankose. Timofejeva, 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Timofejeva ten bando ieškoti įkirtusių į baudos aikštelę komandos draugių. Kamuolys susipina tarp merginų kojų. Ir atrodo 14 sekundžių vėlgi skiria rungtynių arbitrai Panevėžiečio atakai.
teko persimesti porą žodžių su Aišių komandos treneriu Andrium Vaicekausku per ilgąją pertrauką. Kalbėjo atsargiai, visgi gali viskas pasikeisti, jo nuomonė labai greitai rungtyniaujant su Panevėžiu, taigi buvo atsargus Andrius Vaicekauskas. Santa Kockytė su kamuoliu, jau kitoje aikštės pusėje reikiuoja komandos draugės. Kersas perdavimas Kisarauskaitė. Kisarauskaitė iš 3 taškų zonos meta nepataiko. Andrius Vaicekauskas taip pat sutiktas didžiosios pertraukos metu minėjo, kad jo akimis komanda nežaidžia gerai ir yra labai gerai, kad tiesiog turi dabar 20 taškų pranašumą. Žiūrėsime, kaip seksis antroje susitikimo dalyje, o Oficerovaitė skirtumą mažina iki 21. 58-37. Toks rezultatas rungtynių švieslentėje. O Kockytė. Ten Gintarės Paulauskaitės užtvara. Dabar bandė išvesti ir Brigita Rimkevičiūtė. Nieko nesigavo. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Iš krašto meta Paulauskaitė. Nepataiko ir kol kas po didžiosios pertraukos taikiklis netoks sureguliuotas kauniečių. Retas vaizdas, kai Paulauskaitė taip netiksliai meta iš tolimos distancijos. Ten rungtynių arbitrai rodo gestą, kad kamuolys išliks panevėžiečių rankose. Šioms rungtynėms dar kartą priminsime, teisėjauja vyrteisėjas Tomas Stankevičius, teisėjai Milita Stalaučinskaitė ir Ignas Jablonskas. O dabar panevėžiečių atakai lieka vos 5 sekundės. Vašurenkaitė su kamuoliu, išmuša jį Brigita Rimkevičiūtė panevėžietė iš rankų. Kisarauskaitė čia įvykių neskubina, pati Rimkevičiūtė gražiai išlaviruoja, ten pelno 2 taškus ir vėl gerina Aišių situaciją. Aistės didina pranašumą iki 23 taškų ir tritaškių šiandieną meta 50% taiklumu. Panevėžys pataikė vos 1 iš 10, tik 10%. Šulskė ten nedaug trūko iki prarasto kamulio, ką dabar labai aktyviai rungtynių arbitrams įrodinėja Santa Kockytė, kad nuo Gabrielės pirštų kamuolys paliko aikštę, bet ten neperkalbami rungtynių arbitrai. Kuo baigėsi komandų žaidėjų bandymai perkalbėti juos dėl atskirų situacijų pirmoje rungtynių dalyje matėme. 2 techninės pražangos buvo skirtas. Pratęs ataką Panevėžys. 5 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Gabrielė Šulskė grąžina kamuolį Bukauskaitei. Prie Bukauskaitės neprieina ten arti Rimkevičiūtė, bet Urtė nepataiko. Antras šansas Panevėžio komandai atsikovojus kamuolį puolime. Šulskė vėlgi 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Timofejeva ieško Bukauskaitės, nesėkmingas perdavimas. Ir jau kitoje aikštės pusėje Santa Kockytė, taip pat nedaug trūko iki klaidos, vis tik suklysta kaunietės. Kisarauskaitė ten metė kamuolį kovą, o čia Panevėžys. Nesėkmingas Gabijos Trolytės metimas greitoje atakoje. Rimkevičiūtė dalyjasi kamuoliu su Gedvilė Savostaitė, bet tą darė labai akivaizdžiai, iš lėto užsimodama ir nebuvo sunku Gedvilei Savostaitė atspėti kamuolio skriejimo krypties. Na, čia šiek tiek tokio chaoso aikštelėje. Abi komandos atlieka nesėkmingus perdavimus ir dabar perima. Savostaitė ten iš po krepšio nepataiko Gedvilė Savostaitė. Na, antroje susitikimo pusėje kol kas ne visai viskas gerai su Kauno Aišio LSM puolimu. Aišku, mes buvome gal įpratę matyti kitokį vaizdą. Čia rungtynių arbitrai 3 asmeninę pražangą skiria Santai Kockytei. Na, ta trečioji pražanga beveik 10 minučių išlaukė, kol bus atlikta. Kockytė su 3 pražangomis turės dabar šiek tiek labiau pasisaugoti. Agnesė Garčinskaitė pasirodo ant parketo, vilkėdama rožinius Panevėžio krepšinio klubo marškinėlius. Gabrieliui Šulskiai galimybė iš tolimos distancijos, metimas netikslus ir jau į savo ataką skuba kaunietės Rimkevičiūtė. Bus dar vienas tritaškis, bingo, dar 3 taškai. Brigita Rimkevičiūtė pelno dar 3 taškus ir tai yra 4 taiklus tolimas metimas iš 4. Sėkmingiausias kol kas rungtynės šiame Smartway moterų Lietuvos krepšinio lygos sezone. Akivaizdu žaidžia Brigita Rimkevičiūtė. Čia Šulskė pro galinę liniją. Suranda Strolytę ir pražanga Gedvilei Savostaitei.
Na čia vadinamojoje klauzauto situacijoje nesėkmingai ginasi Savostaitė. Austė Jurevičiūtė pasirodys ant parketo. Poilsio minutės bus suteiktos Miglei Kisarauskaitei. 14 sekundžių. Dar iki panevėžiečių atakai skirto laiko pabaigos. Gabrielė Šulskė ieško komandos draugių, kurioms galėtų patikėti kamuolį, išsimesdama iš užgalinės. Garčinskaitės pasiūlyta užtvara, Šulskė nesinaudoja. Čia gerai suvaikšto kamuolys ir pavyksta vis tik jį ridenti krepšį Garčinskaitei. Garčinskaitė užsiėmė patogią poziciją, atsitvėrė nuo savo žaidėjos kūnų ir sėkmingas ir Bukauskaitės perdavimas, kuri laiku ir tiksliai atlieka perdavimą. Okockytė, jos metimą iš 3 taškų zonos blokuoja Justino Ficerovaitė, dabar šypsosi Justina, grįždama į puolimą šiuo atveju. O ten Šulskė klumpa ant parketo, prašo rungtynių arbitrų pražangos nėra, Gedviliai Savostaitei taip pat pasižymėti nepavyksta. Vėlgi šiek tiek chaoso apraiškų Kalnapilio arenoje, o čia bus pražanga įrašyta Gintariai Paulauskaitei. Greitinti žaidimą stengiasi abi komandos ir neretai stengdamosis greitai žaisti, abi ekipos baigia savo atakas klaidomis. Gabija Strulytė pasiruošusi grąžinti kamuolį į aikštelę iš šoninės linijos. Urtė Bukauskaitė su juo. Santo Kockytė dabar prieš Gabrielę Šulskę. Na, kaip bebūtų smagu yra matyti šią mikro dvikovą klubinėme Lietuvos moterų krepšinyje. Ir šiandien kur kas geresnė yra Santo Kockytė. Iš 3 taškų zonos nepavyko pataikyti Austei Jurevičiūtei. Timofejeva ten užtikrintai ima kamuolį po varžovių krepšiu. Vėlgi Šulskė. Bukauskaitė iš vidutinio nuotolio. Na, reikėtų tokius metimus pataikyti, jeigu dar yra norų ir galimybių grįžti rungtynes, o žaidžiant namuose aš net nebejoju, kad tokių vilčių tikrai yra. Ir čia dar vieną kamuolį praranda panevėžietė Santo Kockytė prieš Gabrielę Šulskį ir greita Gabrielės pražanga. Geriausiai už bet ką savo komandoje žino, ką Santa gali aikštėje ir tokiose situacijose Gabrielė. Na, prieš tai galbūt girdėjote arenoje garsus. Buvo Andrius Vaicekauskas prašydamas labiau pakovoti dėl kamuolių, mat puolime atkovotais kamuoliais pranašesnės yra panevėžietis, 9 kamuoliai prieš 3 ir būtent ilgosios pertraukos metu Andrius Vaicekauskas pasakojo, jog kova dėl atšokusių kamuolių puolime yra tas dalykas, kurį reikėtų pataisyti aistėms. Čia savo ekranuose matote Panevėžio komandos šokėjas ir minutės pertraukėlės metu galbūt paklausykime, ką dėsto Panevėžio ekipos treneris. Tomo Taučiaus nurodymai skambėjo ekrane ir ant Panevėžio komandos atsarginių žaidėjų suolo, o čia jūsų ekranuose Brigitos Rimkevičiūtės 4. pataikytas tolimas metimas. Šiuose rungtynėse Brigita žaidžia akivaizdžiai geriausias rungtynes šį sezoną Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygoje ir demonstruoja, kad šiame sezone Kauno ekipos sudėtyje yra pasiruošusi rodyti aukštesnio lygio rezultatus, nei būdavome įpratę anksčiau ir praėjusį sezoną atstovaujant Šiaulių Vilmers ekipai, o čia Gustė Dzetkauskaitė jungiasi prie Taiklėrankių komandos draugių iš 3 taškų zonos, rekordinė persvara. Na, pakankamai gražus Dzetkauskaitės metimas, turime omenyje apie metimo techniką, išleidimas tikrai atrodo simpatiškai ir čia be problemų Dzetkauskaitė užsibaigia ataką taikliu tritaškiu. Timofejeva sustabdyta po krepšiu. Buvo praėjusios atakos metu Santa Okockytė. Ten nedaug trūko iki pataikyto metimo. Andrius Vaicekauskas skėšiojo rankomis prašydamas pražangos iš rungtynių arbitrų. To padaryti nepavyko.
Timofejevos verpstė, metimas atšokus. Nepavyksta pataikyti Timofejevai, Garčinskaitė gali taisyti padėtį, galiausiai išprašo pražangos. Na, atrodo, tos problemos kovojant dėl kamolių puolime nesibaigė. Antrosios šansus kūrėsi Panevėžys ir tai šiek tiek gerina Panevėžio ekipos puolimą, tie susikūrėmi antri šansai. Ten jūsų ekranuose trumpai sušmėžavo Rima Daunienė, Panevėžio moterų krepšinio flagmanas, dirbanti keliais frontais, taip pat ir vadovaujanti Lietuvos merginų jaunių U18 krepšinio rinktiniai ir be jos moterų krepšinis Panevėžyje būtų kitoks. Kaip beje ir be Ilonos Rimšienės. Rimos Daunienės geriausios ir aktyviausios pagalbininkės. O čia Santos Okockytės reidas į baudos aikštelę, išprovokuota pražanga. Santa turės galimybę pagaliau pagerinti savo pelnytų taškų sąskaitą, dabar jau stovėdama prie baudos metimų linijos. Šiandien 6 metimus metė Okockytė nuo baudos metimų linijos, 4 pataikė. Žiūrėsime, kaip šį kartą pasiseks Okockytei. O nepasisekė visgi, prameta pirmąjį baudos metimą. Karolina Kazučiūnaitė, jūsų ekranuose ant Kauno Aišiojo LSMU atsarginių žaidėjų suolelio. Artimiausiu metu turėtų pradėti sportuoti Karolina Kazučiūnaitė, kiek teko su ja bendrauti. Ir bus žiūrima, kaip kūnas reaguos į kontaktą. Ir tada bus sprendžiama, kada jau žaidėja galės grįžti į Kauno Aišiojo LSMU treniruotes. Be abejo, mes linkime Karolinai kuo sėkmingesnės reabilitacijos po atliktos operacijos praėjusio sezono pabaigoje. Paulauskaitė vagia kamuolį ir pati viena nuo kranto iki kranto nubėga ir pelno 2 taškus. Bošurenkaitė su kamuoliu, Gabija Strulytė iš tolimos distancijos neatakavo. Na, prieš tai matytoj situacijai ne Paulauskaitė, o Kisarauskaitė užbaigė ataką sėkmingai. Oficerovaitės reidas čia pataiko Justina Oficerovaitė. Vėlgi tarsi su puolimu didelių problemų galbūt pastarosiomis minutėmis ir nėra, tarsi atsiriša krepšys, bet gynyboje labai stipriai niekas kaip ir nėra pagerėję. Skirtumas dar tame, kad Kaunaistės ne taip sėkmingai pataiko kaip pirmoje rungtynių dalyje. Na, žvelgiant į kėlinių statistiką, trečiasis Panevėžio komandos kėlinys yra panašesnis į pirmąjį. Vėl Aistės surakino gynyboje panevėžietės, nevengė ir paspausti nuo galinės linijos. Šį kartą ilgų perdavimų įveikė tą spaudimą Panevėžys. Strulytė, Garčinskaitės užtvara. Ir Kisarauskaitei turėtų būti fiksuojama pražanga. Ir Miglė. Taip, rungtynės yra baigtos Miglė Kisarauskaitė, 5-oji asmeninė pražanga, bet Kisarauskaičių frontą dar matysime aikštelėje, kadangi jos sesė bandys pateisinti žymų šeimos vardą ir Eglė dabar ant parketo vietoj Miglės. Na, iš tikrųjų, ne tik aš praleidau tą faktą, kad Miglė Kisarauskaitė turėjo 4 pražangas, bet galbūt ir ekipos treneris šiek tiek arba rizikavo, arba net kreipė dėmesio, kad trečiajame kėlinyje jam einant į pabaigą turi 4 pražangas Kisarauskaitė ir būtent šis neapdairumas arba rizika, na, nežinia, kas trenerio galvoje, turi pasiekmę tokią, kad Miglė Kisarauskaitė, kaip ir sakėjai, rungtynės yra baigtos. Iš toli ten netaikliai šovė Eglė Kisarauskaitė. Čia bandymas paspausti su dvigubinus gynybą iš 3 taškų zonos. Ojojoj, koks netaiklus Justinos Oficerovaitės metimas. Na ir toliau iš toli tragiškai atakuoja pati Panevėžys. Vienas taiklus metimas iš 13. Santa Okockytė čia šiaip taip išsaugo kamuolį. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikia kažką daryti su kamuoliu. Okockytė pelno 2 taškus, išprovokuoja pražangą. Sulaikykite šią merginą nuo galimo persikėlimo į užsienį. Sudarykite jai tinkamas sąlygas, uždarykite Lietuvoje ir leiskite mėgautis tuo žaidimu, kurį jų kuria. Na, įspūdingas Okockytės epizodas. 27 taškai šiandieną. Solidi Santa Okockytė. Na, bet prie baudos metimų linijos šiokių tokių problemų turi Okockytė.
Linksmiau, aišku, ant Kaunaičio LSMU atsarginių žaidėjų salelio. Gintarės Paulauskaitės šypsena jums į eterį buvo ką tik ekranuose. Na vėlgi, jeigu paanalizuotume prieš tai buvusi epizodą, kuomet Okockytė galėjo sukurti situaciją 2+1, o dažnai trenerio asistentai skaičiuoja vadinamuosius pamušimus, to, ko tu nepamatysi statistikoje, kiek tų perdavimų nutraukimų, galbūt taip reikėtų versti iš anglų kalbos krepšinio terminą deflectionai. Ir tuos pamušimus Panevėžys šiandien tikrai dažnai atlieka, tačiau net ir tuo atveju, jeigu Okockytė buvo tuo atveju tą pamušimą ir sugėrusi, tačiau čia 6 taškus iš eilės pelno Okockytė. Kur ta Kauno garbės svečių lenta? Neškite ją čia, įrašysim naują pavardę netrukus. Mes abu. Įspūdingas Okockytės pasirodymas. 75, 43, 32 taškai skiria komandas. Vieną po kito kamuolius ten periminėja kaunietės. Gustės Dzetkauskaitės 2 taškai. Man keista, kodėl nėra minutės pertraukėlės iš moterų krepšinio klubo Panevėžio trenerių štabo. Na, keista galbūt ir dėl to, kad labai greitai tas savo minutės pertraukėlės išnaudojo Panevėžys pirmoje rungtynių dalyje, dabar dar 2 atsargoje turi Tomas Taučius, tačiau nestabdo, galbūt jau ir nuleido kiek rankas šiose rungtynėse Panevėžio ekipos strategas. Kristė Timofejeva prie baudos metimų linijos šiose rungtynėse kol kas buvo pelniusi 5 taškus, 6 jūsų ekranuose, kuris patinka Panevėžio klubo gerbėjams stambių planų buvusiems jūsų ekranuose. Na, 32 taškų skirtumas jau turbūt yra toks, kurį labai sudėtinga būtų Panevėžiui panaikinti per 1 ketvirtį. Čia kamuolys aikštelę palieka nuo panevėžiečių ekipos žaidėjų. Austė Jurevičiūtė skuba jį grąžinti į žaidimą iš išoninės linijos. Okockytė vėlgi su juo. Dzetkauskaitė, Kisarauskaitė, Okockytė, 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikia arčiau turbūt prieiti prie Okockytės, ši atšoka žingsniu atgal. Meta 3 taškus, bet atrodo bus ten pražanga puolime. Fiksuojama Gedvilį Savostaitį. Taip tikrai, matėm ir iš pakartojimo, kad nespėjo sustoti Savostaitį, įsirėžė į Panevėžio ekipos žaidėją ir matom, kad viskas baigėsi tuo, kad Panevėžys turės, ko gero, paskutinę ataką šiame ketvirtyje. 15 sekundžių iki jo pabaigos. Pašurenkaitė suranda Kristė Timofejeva. 7 sekundės. Reikia galvoti apie atakos pabaigos variantus. Iš 3 taškų zonos meta ir šaltus nervus demonstruoja Gabrielė Šulskė. Bent šiek tiek švelnindama ir taip nekokią Panevėžio klubo situaciją po 3 ketvirčių. 48, 77, 29 taškų viešnių iš Kauno persvara. Trečiąjį ketvirtį laimėjo Kauno Aistės LSMU, kurios padidino savo persvarą iki 29, 77, 48. Trečiojo ketvirčio naudingiausi žaidėjai jūsų ekranuose. Santa Okockytė pelniusi 7 taškus ir iš viso jo sąskaitoje šiuo metu jau yra 31 pelnytas taškas. Na, tai yra fantastiškas pasiekimas. Aš kaip ir iškart po didžiosios pertraukos minėjau, Santos Okockytės asmeninis rekordas moterų Lietuvos krepšinio lygoje yra 40 pelnytų taškų. Na, visi šansai pasiekti tą rekordą, galbūt kiek mažiau šansų pagerinti visos lygos rekordą, bet tų šansų yra, ypač jeigu Panevėžys žais taip, kaip žaidė trečiame ketvirtyje. Čia ginčo situacija vėlgi fiksuoja rungtynių arbitrai. Kamuolys eiliškumo tvarka atiteks Kauno Aišių LSMU ekipai. Ir Santa Okockytė jau pasiruošusi jį grąžinti ant parketo. Dzetkauskaitė su juo. Gintarė Paulauskaitė, kuri taip pat kiek pradingusi buvo trečiajame ketvirtyje. Savo komandos penkete. Dzetkauskaitė, Rimkevičiūtė. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia sudėtinga metimą meta Gintarė Paulauskaitė. Žinoma, išnaudodama savo ūgį pataikyti nepavyksta, bet čia pražangą fiksuoja rungtynių arbitrai.
Prieš Savastaitę buvo prasižengta. Šiandien Savastaitė turi 4 taškus, 4 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 4 pražangas. Visiška ketvirtukininkė savo komandoje. Aišku, gerąją prasme. Na, 5-baliai sistemai būtų tikrai neblogai. Taip, tai ir sakau, gerąją prasme. Dabar kamuolys pagaliau atiteks Panevėžio komandai, kurios gretose prieš tai Gabrielė Šulskė užsidirbo 3 asmeninę pražangą. Na ir tikrai nėra Panevėžys toks blogas, kaip šiandien atrodo. Komanda pasipildė Gabrielė Šulskė ir nesakyčiau, kad čia rungtynių rezultatas atspindi tikrai Panevėžio ekipos pajėgumą. Oficerovaitė iš 3 taškų zonos. Tarsi patvirtindama tavo žodžius, rodo, kad komanda potencialo turi, tik šios dienos rungtynėse jo iš skrynios nepavyko išsitraukti. Okockytės reidas, matysime dar 2 baudos metimus ir Okockytė po truputį artėja prie savo taškų vidurkio, o rungtynių arbitrams šiuo atveju Militai Stalaučinskaitei patarimai taip pat nepatinka. Kristė Timofejevai techninė pražanga. Na, jeigu ieškosim priežasčių, kodėl taip yra, man bent jau atrodo, kad Aistis paprasčiausiai yra geresnėme žaidybinėme ritme. Čia yra 4 Aisčių mačas. Panevėžys žaidžia tik 2 kartą. Aistis turėjo kur kas stipresnės varžovės nei Panevėžys. Panevėžiui teko susigrumti su Daugpilio universitetu. Tuo tarpu Aistis visą pajėgiausią Lietuvos moterų krepšinio trijulę jau pabandė. Kaip ir sakiau, buvo ir gerų epizodų. Nors rezultatai ir nelabai džiugino Kauno komandą, tačiau buvo galima išvelgti ir perspektyvų. Spalio 16 dieną, tai ateinantį trečiadienį, Panevėžio moterų krepšinio klubas žais Baltijos moterų krepšinio lygos rungtynės Kaune, bet turiu nutraukti šią mintį, kadangi Santa Okockytė ir toliau šaudo į Panevėžio krepšį taiklius metimus. 34 taškai, 3 tolimi metimai iš 8. Rimkevičiūtė. Ten galimybė bėgti į greitą ataką. Čia Santa Okockytė iš 3 taškų zonos. Dar vienas metimas. Na, kas darosi čia Kalnapilio arenoje? Na, savo rekordą tai tikriausiai pagerins Okockytė, bet ir tokiu tempu gali kėsintis į Lietuvos rekordą moterų lygoje. Savastaitė perimusi kamuolį greitoje atakoje, pelno 2 taškus. To jau yra per daug Panevėžio krepšinio klubo vyrtreneriui Tomui Taučiui, kuris prašo minutės pertraukėlės. Komandas skiria 34 taškai, 85-51. Ir panašu, kad Kauno Aistės LSMU turi labai realius šansus ir 100 taškų pelnyti, o mes paklausykime šiose rungtynėse pergalingų ritmų žygiuojančios komandos vyrtrenerio minčių. Santos Okockytės taiklus tolimi tritaškių metimai buvo jūsų ekranuose. Vienas po kito ir ketvirtyje skrodžiantis Panevėžio krepšinio klubo krepšio tinklelį. 85-51 toks rungtynių rezultatas dabar. Panevėžiečio ataka iš vidutinio nuotolio meta ir nepataiko Kristė Timofejeva. Šulskė. Bukauskaitei numestas kamuolys iš 3 taškų zonos. Oficerovaitė prieš tai buvo pataikiusi tritaškį metimą, dabar pataikyti nepavyko. Santa Okockytė greitoje atakoje. Na, dabar jau pergudravo ir pati save. Nepavyko pataikyti ten iš dėkingos padėties. Oficerovaitė. Bukauskaitė. Vėl Oficerovaitė su kamuoliu. 10 sekundžių lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Kristė Timofejeva prieš Dzetkauskaitę. Reikia žaisti pačiai Timofejevai. Ir Gustė neturi pasirinkimo. Užsidirbo asmeninę pražangą.
Atrodo, kad Aistės turėtų peržengti 100 taškų ribą. Vilniaus Kibirkštis su 106 taškais šį sezoną buvo rezultatyviausios. Ta 106 Kibirkštis surinko prieš tas pačias Aistės. Atrodo, kad šio sezono rezultatyvumo rekordas moterų LKL turėtų irgi kristi. Čia geras įmetimas Gabrieliai Šulskiai, kurios čia Santos Okockytės nepasaugojo gynyboje komandos draugės. Šulskė pelno 2 taškus ir švelnina atsilikimą. Ten jau kitoje aikštės pusėje Aišių ataka, Okockytė savo staitės užtvarą nesinaudoja. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Žinome, kad Okockytė gali paleisti ir tokį metimą, bet tą žinojo ir Timofejeva. Dabar blokuodama Santos metimo. Gedvilė savo staitę. Kiek kartų šiose rungtynėse matytas vaizdas, perimtas kamuolys, dar 2 taškai. 22 kamuolius šiandieną jau yra perimusios Aistės. 87, 53, 34 taškai skiria komandas. O šias rungtynes stebi ir Klaipėdos Neptūno Amberton komandos vyrtreneris Martynas Airošius, kurio ekipa šį sezoną debiutavo ir FIBA moterų Europos taurėje. Ir debiutavo tiesa pralaimėjimu, bet pademonstravo mums vėlgi puikų charakterį ir grįžimą į rungtynes po nesėkmingos jų pradžios. Galime pasidžiaugti, kad šiame sezone tikrai yra sustiprėjusios ekipų sudėtis ir be abejo džiaugiamės ir tuo, kad Klaipėdos Neptūno Amberton komanda pagaliau atvėrė taip ilgai trokštą ir norėtą Europos taurės slenkstį. Kitoje aikštės pusėje Santa Okockytė čia nepataiko. Dar vienas šansas. Okockytė slysteli ten, atrodo, aikštės krašte, veržėsi pati pro Urtę Bukuskaitį ir suvalgo tiesiog savo oponentę, pelnydama dar 2 taškus. Na, šiandien atrodo viskas labai lengvai pavyksta Okockytė. Aišku, galbūt kai kuriais atvejais trūksta taiklumo, bet kai tu pelnai 39 taškus, tai matyt nelabai yra kuo ir skųstis. Zetlauskaitė. Vėlgi Santa Okockytė. Ojojoj, kaip nepavyko išnaudoti dabar šios situacijos Santai. O iš krašto kitoje aikštės pusėje prameta Kristė Timofejeva. Zetlauskaitė sužingsniuoja čia susidūrusi su kieta Kristės Timofejevos gynyba. Kauniečių gretose Austė Jurevičiūtė grįžta ant parketo, kuri keičia Santą Okockytę. Na, Okockytė Santai trūksta 1 metimo iki visų laikų asmeninio rekordo. Norėtųsi tikėti, kad Andrius Vaicekauskas dar išleis. Na, jeigu Santą ant parketo. Tas rekordas kažkiek rūpi, tai galbūt ir yra racijos, bet iš esmės dažniausiai treneriai neretai pakeičia tas arti rekordo esančias žaidėjas, tiesiog atsižvelgdami į rezultatą. Dabar rezultatas yra pakankamai didelis ir savo pajėgiausias žaidėjas nenori galbūt laikyti, nenori per daug varginti, žinoma, su dideliu minučių kiemu, su dideliu minučių skaičiumi didėja ir traumų rizika. Vėlgi susigrąžina ten kamuolį kitoje aikštės pusėje kaunietės Brigitos Rimkevičiūtės taškai. 55-91, lieka dar 5 minutės ketvirtajame kėlinyje. Šulskė. Jos reidas link krepšio, čia su Bukauskaitė sužaidžia Šulskė, tačiau taškų pelnyti nepavyko, o čia taiklus metimas į Aišių komandos krepšį. Strolytė pelno 2 taškus, čia Šulskiai susidūrimas su oponente buvo kiek skausmingas. Štai čia su Jurevičiūtė susidūrė Šulskė, o kamuolį pagavusi Strolytė pelno 2 taškus ir dar galės pridėti 1 tašką nuo baudos metimų linijos. Vadinamoji 2+1 situacija gali būti įgyvendinta. Taip ir nutinka. Strolytė pelno savo 7. tašką. Pernavaitė. Ir perskaito Pernavaitės perdavimas Strolytė. Tiesa, kamuolio aikštėje išsaugoti nepavyksta.
Žaidžia kamuolį iš šoninės linijos Aistės. Pernavaitė. Ieško variantų čia Aistės, arčiau krepšio. Kisarauskaitė. Perdavimas į kitą atakos flangą ir pataiko iš toli. Austė Jurevičiūtė. Žaidėja praeitį žaidusi Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto komandoje. Šiandieną minusinė buvo pagal naudingumo balus, bet tą minusą panaikina jis su taikliu tritaškiu. 94-58, 36 taškai vėlgi skiria ekipas. Eva Pernavaitė čia skuba į savo komandos puolimą. Eglė Kisarauskaitė buvo su kamuoliu, vėlgi kamuolys Evos rankose. Ten savo staitės užtvarą. Eglė Kisarauskaitė. Zetkauskaitė ir pražanga Austei Jurevičiūtei bus fiksuojama ir Austės rungtynės taip pat yra baigtos. 5 asmeninė. Na, įdomu palaikymo įrankį, jeigu taip galima pavadinti, turi kažkas iš Panevėžio Sirgalių. Atrodo, kad durų vyriais dabar kelia triukšmą arenoje. Tikėkime, parketo nesubraižys, nes po to labai brangiai kainuos. Čia vėlgi pražangą fiksuoja rungtynių arbitrai, o ant parketo grįžo ir Santa Okockytė. Išgirdo mūsų prašymus rekordo siekimo link. Prie baudos metimų linijos Kamilė Žukaitė. Na, jeigu žiūrėsim į modernios moterų LKL rekordus, tai Cassidy Michalko priklauso tas rekordas su 38 taškais. Na, bet nepamirškim, kad dar prieš moterų LKL buvo ir LMKL. Tai transliacijos pradžioj minėtas rekordas. 45 taškai 2009 metais, jeigu žiūrėsim tiek modernę, tiek ir nemodernę moterų LKL. Aušrai Bimbaitei priklauso ši rekordų grafa. Dabar pavyko apsiginti panevėžietėms. Gabrielė Šulskė. Strolytė. Ten prašo Urtė Bukauskaitė, užsiėmusi, atrodo, geresnė padėti po krepšių, bet Gintarė Paulauskaitė spėjo sugrįžti. Kamilė Žukaitės labai netikslus metimas iš tolimos distancijos, akivaizdžiai išsimušusios iš ritmo panevėžietės. Okockytė prieš Gabrielę Šulskę, koks perdavimas Gintarei Paulauskaitė ir čia dar labiau norėjo Gintarė sudoroti Urtė Bukauskaitė, bet ne be taisyklių pažeidimo tas pavyko. Čia jau kažkas buvo iš Šarūno Jasikevičiaus repertuaro, tuomet, kai jisai žaisdavo Panathinaikos ir Maccabi gretose. Šiandien mes Santą vadinome ir Lebronu Džeimsu, ir Šarūnu Jasikevičiumi, o ant jos marškinėlių užrašyta dar ir Saulė Bielskutė, linkėjimai jai. Bet žaidimu be abejo galime gražėtis Santos Okockytės. Paulauskaitė tuo tarpu pataiko baudos metimus. 95-59 likus 3 minutėms iki šio ketvirčio pabaigos. Santa Okockytė perima kamuolį, pelno 2 taškus ir tai yra jos asmeninis Smart Way. Moterų Lietuvos krepšinio lygos rekordas 41 taškas. Įsiminkite šią datą, 2024 metai, spalio 13 diena. Ir Santa yra pelniusi jau 41 tašką ir tai dar ne vakaras. Nepataiko dabar iš tolimos distancijos Panevėžys. Ten pražangą, atrodo, fiksuoja rungtynių arbitrai. Pražanga Gabrieliai Šulskiai, 4 asmeninė, o jūsų ekranuose labai nemalonus vaizdas. Bandome žiūrėti pakartojimą, kas įvyko ten. Labai skaudžiai ant parketo griuvo kontakto metu Eva Pernavaitė, žinant tai, kad žaidėja būtent peties traumą visai neseniai išsigydė. Belieka palinkėti, kad nieko čia grėsmingo nebūtų vėl nutikę Evai. Na taip, krito ant peties Pernavaitė tenais, šiek tiek užkabino jos ranką ir nepaleido varžovė, kas lėmė pakankamai skaudų kritimą. Kostochlodė vėlgi grįžta ant parketo vietoj Evos Pernavaitės. O Santa Okockytė prie baudos metimo linijos nepataiko dabar pirmojo baudos metimo. Na, Santa Okockytė šiandieną baudos metimus meta tik 50% taiklumu. Pataiko antrąjį, yra pelniusi 42 taškus.
Ir Petražik dabar išeina į aikštelę, taigi abi ukrainietės išleistos likus žaisti 2 minutės 28 sekundės. Na čia gal labiau ne petį susižeidžia, o alkūnė dabar šaldo. Būtent ant alkūnės ir nukrito Eva Pernavaitė. Netaiklus metimas iš tolimos distancijos. Aiškiu ataka. Petražik. Jos metimas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Ir atkovoja kamuolį Panevėžys. Trūksta dar 2 taškų iki 100 aistėms. Zetkauskaitė su kamuoliu. Petražik vėlgi su juo. Prieš paskutinę minutę ten prasidėjo šiose rungtynėse. Petražik prasiveržimas, metimas nesėkmingas, galėjo atidaryti savo pelnytų taškų sąskaitą šio sezono Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygoje. To padaryti nepavyko. Na, kol kas nedaug pasitikėjimo turi šiomis ukrainietėmis Andrius Vaicekauskas. Jeigu pirmajame mače dar matėm šiek tiek daugiau jie žaidžiančias, tai su kiekvienu maču tas žaidimo laikas vis labiau menksta. Čia atrodo pratęs savo ataką Aisčių komanda. O Kockytė vėl pasirodo aikštėje. Zetkauskaitė dabar sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. O Kockytė su kamuoliu metimas iš 3 taškų zonos. Ir šis jos metimas reiškia 45 pelnytą tašką. Ir tai yra Santos Okockytės susilyginimas su visų laikų Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygoje pelnytais taškais. 45 taškai, bet Santa dar turi minutę pagerinti šį rekordą. Vėlgi kamuolys Santos rankose. Aš net nebejoju, kad Kaunaistės LSMU žino šią istoriją taip pat. Na ir 100 permetė tuo metimu Aistės. Kaži, kokią taisyklę turi. Santa Okockytė yra visų laikų Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygos rekordininkė. 47 pelnytas taškas. Na, neturėjo daug pasipriešinimo šiandieną Okockytė. Padaro priverstinę pražangą tam, kad sėstų ant atsarginių žaidėjų suolelio ir vėl grįžta į aikštę Zetkauskaitė. 35,5 sekundės lieka. O aš iš karto anonsuosiu, kad mes po šių rungtynių tiesioginėme eteryje bandysime pakalbinti tiek laimėjusios komandos vyrtrenerį Andrių Vaicekauską, tiek ir Santą Okockytę, šių rungtynių ir visos Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygos rekordininkę. O tuo tarpu prie baudos metimo linijos. Antruoju metimu 60 komandos tašką pelno Goda Vašurenkaitė. Na, 60 vizualiai geriau atrodo negu 50 keli taškai. Kisarauskaitė. Ten kimbo jai ant rankų kažkas iš Panevėžio ekipos žaidėjų. Nesakyčiau, netgi tokia psichologinė galbūt riba, kai tu 60 nepermeti. Santa Okockytės stambių planų buvo jūsų ekranuose. Na, tai yra istorinis pasiekimas, tai yra rekordinis pasiekimas. Ir šios rungtynės nesvarbu, kokiu skirtumu jos jau pasibaigs. Tokių žaidėjų kaip Santa Okockytė, kaip Gabrielė Šulskė, kaip Gabija Meškonytė, tiesiog reginys, kurį mes matome savo ekranuose, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl šiame sezone jūs dar labiau nei anksčiau turite sekti ir mėgautis Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygos kuriamų reginių. Na, čia jau užbumsės kamuolį iki rungtynių pabaigos. Panevėžys nebeorganizuoja paskutinės atakos Goda Vašurenkaitė. Galutinis rungtynių rezultatas 60-104. Nepavyko Aistėms peržengti 106 taškų ribos, kurią pasiekė Vilniaus Kibirkštis. Tiesa, tai tik tai antraeilis dalykas. Svarbiausia ir iškovota pergalė, ir ta pergalė iškovota labai dideliu skirtumu. Rezultatyviausia rungtynių žaidėja, jau mano minėta Santa Okockytė, 47 taškai. Įspūdingas jos pasirodymas, rekordinis jos pasirodymas prie tų 47 taškų. Okockytė pridėjo 6 rezultatyvius perdavimus, 5 atkovotus kamuolius, tiesa 5 kartus ir suklydo. Okockytė 37 naudingumo balai. Su šia žaidėja aikštėje plius minus rodiklis yra 44.
Na, Aistės šiandieną taikliau metė į žaidimo. Tiesa, baudos metimai tikrai turėtų nedžiuginti ir yra dalykas, ties kuo Andrius Vaicekauskas turėtų padirbėti. Per treniruotes 48% yra labai žemas rodiklis. Panevėžio 62% taip pat neturėtų džiuginti. 21 baudos metimas iš 34. Panevėžys sugebėjo laimėti kovą po krepšiais. 42 atkovoti kamuoliai prieš 37 ir prie to tikriausiai labiausiai prisidėjo sėkminga kova dėl kamuolių puolime. Būtent antri šansai šioje grafoje Panevėžys turėjo pranašumą. Čia matysite ir geriausius rungtynių epizodus. Kaip ir minėjo kolega, dar jūsų laukia ir porą interviu su ta pačia Santa Okockyte ir su Aisčių komandos vyriausiųjų treneriu Andriumi Vaicekausku, kuris po pirmosios pergalės tikriausiai bus labai laimingas. Panevėžio gretose rezultatyviausia buvo Gabrielė Šulskė, nominali Panevėžio komandos lyderė, 17 taškų šiandien. Ir Okockytė dabar pasidalins savo nuotaikomis ir mintimis po rekordinio pasirodymo. Po tokio pasirodymo ir tokių rungtynių aš negaliu klausti nieko kito, kaip jaučiasi Smartvai moterų Lietuvos krepšinio lygos rekordininkė. Jaučiuosi puikiai, žiauriai gerai, geras labai emocijos, tik labai pavargau. 47 pelnyti taškai. Ar pati prisimeni kažkokias panašias rungtynes, kada emocija buvo panaši kaip šiandien dėl asmeninio tavo žaidimo? Atsimenu labai puikiai, tada žaidžiau Hoptrans Sirenose, žaidėm prieš, man atrodo, Marijampolės Sūduvą, kada įmečiau 31 ar 33, tai irgi buvo labai gera emocija, tokia kokia šiandien. Esi pelniusi 40 taškų finalo rungtynėse, bet šį kartą tą rodiklį viršiai ir pelniai 47, bet štai su tuo tave nori ir pasveikinti dabar. Santa, po šios ir plaukimo rungties dabar vis tiek noriu paklausti, gal jau į tą užsienį nebe taip norisi? Verta susimastyti. Ką pačiai komandai tavo akim reiškia tokia iškovota pergalė po tų 3 patirtų pralaimėjimų iki šiol? Manau, kad dabar jos supranta, kad mes galim tikrai kovoti ir žaisti, o ne tiesiog bėgioti aikštelį, kad bėgiot, o galim sukovoti kiekvienas varžybas, manau. Ačiū ir sėkmės tau. Ačiū. Paklaus Šaro, ar apsikeist ar ne? Neturbūt dabar. Taigi, girdėjote Santos Okockytės komentarą. Aistės LSMU užkovojo pirmąją pergalę. 3 pralaimėjimai kol kas tik tais rėžia akį. Visgi galima skaidyti moterų LKL į 2 grupės. Tai pajėgesnių komandų grupė iš tiesų Kibirkštis, LCC ir Neptūnas. Panevėžys, Šiauliai ir Aistės panašesnio pajėgumo komandos. Tiesa, tai nereiškia, kad atskirose rungtynėse negali mesti iššūkio ir pajėgiausioms moterų LKL komandoms. Na, o dabar girdėsite Andriaus Vaicekausko komentarą po rungtynių. Treneri, 44 taškais iškovota pergalė, tai dabar galim atskleisti tas detalės, kas buvo prieš šias rungtynes akcentuota ir kaip viską pavyko išpildyti. Išpildyti 100%, aišku, kaip visą laiką nepavyksta, bet tikrai buvo sunkios pakankamai treniruotės, bet buvo to pačiu ir linksmos. Pačiam teko prisijungti treniruotės, padėti kartu merginom pasportuoti. Tikrai turėjom gerą nuotaiką, geras treniruotės ir galvoju, tas treniruotės davęs vaisių šiandieną. Po 2 ketvirčių mes trumpai šnektelėjome, minėjot, kad nesat patenkintas savo komandos žaidimu, žaidžiat prastai, gerai, kad sekasi. Ar antrajame ketvirtyje sėkmė buvo tas pats faktorius, ar vis tik ir žaidimas pagerintas? Trenerio akim. Aš galvoju, gal čia dėl sėkmės truputį pajokavau, nes tikrai truputį geriau žaidėm, bet manau, kad priešininkės mums davė taip žaisti, dėl to mums buvo truputį lengviau. Ką pačiam reiškia kaip treneriui
įsirašiusi istoriją, kaip treniravus šiose rungtynėse žaidėja, kuri įsirašo į Smartway LKL metraščius. 47 Santos Okockytės pelnyti taškai ir apie jos pasirodymą trumpai. Nu, kad jinai yra karys ir puikiai krepšininkė, mes visi puikiai žinom. Labai sveikinu ją su to rekordu ir esmė tame, kad jos irgi čia yra darbas sunkus. Pradžiai buvo sunkiau biškitose visose varžybose, bet turi įsivažiuoti net ir, kaip pasakau, patyrusios krepšininkas ir įsivažiavo. Kiek pačiai komandai po tų 3 patirtų pralaimėjimų ši pergalė įkvėps ne tik motyvacijos, bet ir energijos ir apskritai pasitikėjimo savo jėgom? Ir pasitikėjimo, ir tikėjimo galbūt pačiu manim, ir mano sistema ir idėjom. Ir galvoju, kad tas tikrai duos daug naudos, didžiulį postumį į priekį ir galvoju, kad dabar nuo šios minutės būsim kitokios. Gal trumpai dar apie komandos rezervus. Žinoma, kad visi laukiam Karolinos Kazočiūnaitės sugrįžtant. Kokia situacija yra jos ir ko į priekį tikėtis datų prasme? Datų prasme aš negaliu pasakyti tiksliai, bet manau, gal ko jau po naujų metų galėtų bandyti pradėti judėti, jau treniruoti po biškį juda, bet dar sunkiai, bet galvoju, kad greitų laikų jinai turėtų po naujų metų prisijungti jau pilnu tempu bent jau treniruotėse. Ačiū, treneri, ir sėkmės. Ačiū. Na, kitą savaitę moterų LKL matysite Šiaulius ir Panevėžį, kaip ir visada sekmadienį po 3. Na, šiandieną transliaciją iš Panevėžio mes baigėme. Su jumis buvo komentatorius Agnius Atstopas ir aš, Jomantas Eibukas. Atsisveikiname iki kitų kartų. Likite su moterų krepšiniu.